Styling dalys BMW ir kitiems vokiškiems automobiliams. Greitas pristatymas iš sandėlio Lietuvoje. Tuning.lt. BetSafe kazino, BetSafe lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Karoči, su Škoda ne taip viskas tvarkoj, kaip tikėjomės, bet tai pamatysit tik serijos pabaigoje. Dažiūrėkit seriją iki galo, o šiuo metu mes serijos pradžioje ir einam kai ką parodysiu. Igorius nupirko darbinį automobilį 5 serijos, bet prieš pirkdamas jis jos nepatikrino. Ir aš manau, kad toks senas automobilis tikrai turi gerą istoriją. Gerą istoriją. Pažiūrim, ką turim. Viskas labai paprasta. Reikia automobilio, reikia atidaryti kapotą ir VIN numeris jau yra prie stakano. Darot porą veiksmų, atidarot programėlę, gauti ataskaitą ir rašot VIN numerį. Ataskaita kraunama. Peržiūrėti ataskaitą, odometras nenusuktas, bet dėja šitam automobiliai buvo avarija. 380 000. 13 metais nuo 500 iki 1,5 ir 15 metais nuo 500 iki 1,5 tūkstančio eurų. 20 nuo 500 iki 1,5 tūkstančio. Visą laiką buvo daužta. Po biškį, metas iš metų, bet buvo daužta. Čia normalu, čia BMSas ir ačiū Dievui, kad nenusukta rida ir nedidelis smūgis nurašymui. Tai labai gerai, reiškia, tokį automobilį pasisekė nupirkti, ne visi automobiliai turi tokią istoriją, o kad jūs išsirinktumėt gerą automobilį prieš pirkdami, pasitikrinkit jį su CarVertical. Ir aišku, pasinaudokit mano nuolaidos kodu Rolandas, jūs gausit 20% nuolaidos, būsit apsaugoti nuo nusukto odometro, nuo daužto automobilio, tiesiog negaišit savo laiką važinėdami iš vieno miesto į kitą. Ačiū, o mes keliaujam į seriją, nes ten mus laukia ir GTI, ir Škoda, ir X6. Važiuojam. Kas daryta, ten dar apratkai reikalingam. Tik pasisveikini su žmonėm gal? O garsą rašysim čia, ne jau? Jau. Nu, įrašys. Krenta lygis, kaip sakoma. Ne, čia kaip tik geriau bus. Geriau bus. Tai ką, hebras, sveiki atvykę į mano naują seriją. Malonu jūs visus matyt. Ačiū, kad uždedat laiką, prenumeruojat kanalą ir pakomentuojat video, koks aš esu kreivas šleivas, kad nemoku naudotis launchu. Ačiū labai, aš viską perskaičiau, viską mačiau. Naujoj serijai mes Batmanė. Taip, čia ne projekto mašina, čia Igorio mašina. Su ją važiuot biškį pigiau negu su X-u. Šios serijos planai yra labai paprasti. Mes nuvažiuosim ilgai laukto Golfo GTI, nes variklis surinktas, programa parašyta, kuri tinka variklio, taip sakant, liaudiškai apkatkai padaryti. Tai prasuk 300-400 km, kad pakeisti tepalus ir važiuot ant stendo. Bet mes visgi paimsim, papasakosim kokiais būkliai. Tai nėra projekto automobilis irgi, bet metus laiko, beveik metus, 10 mėnesių jis buvo servise. Po to nuvažiuosim Škodytės, taip, VRS, daug klausimų, kaipgi ten jūsų ketvirtis ar gerai darot, tai viską pamatysit. Šiaip jau nudažyta, ketvirtis pakeistas, padažėm kapotą, pasakysim kiek kainavo ir atsivarysim ją į Vilnių. Galbūt netgi pradėsim po biškį surinkinėti. O dabar mes judam atiduot spoileriuką. Jeigu atsimenat, prieš mėnesį jau galima sakyti, buvo konkursas su tuning.lt, mes dovanojom 3 spoileriukus. Reikėjo tiesiog pakomentuoti, noriu spoilerio ir savo automobilio modelį ir markę, išsirinkti spoilerį tuning.lt svetainiai ir viskas. Ir 2 mes padovanojom labai greitai, nes atsirado labai greitai, parašė Instagramą, o 3 ilgai nebuvo ryšėje, bet atsirado E30. Tai važiuojam, pažiūrėsim. Ir šiaip E30, man atrodo, tas spoileriukas jį pagal užsakymą reikėjo, ne? Jo, reikėjo, čia buvo ir mūsų, kaip sakoma, bėda. Aš buvau atostogose, kol užsisakėm, nebuvo vietoje, užsisakėm, atvyko ir važiuojam įteiksim. Pažiūrėsim, ar tikrai E30. Ar turi žmonės? Ar turi, o gal tiesiog pat brangiausi paėmė čia, žinai, ir viskas. Bet tai maždaug taip ir praleisim dieną.
Palauk, kažką aš dar norėjau padaryti. O ką? Pamiršau. Tai tu prisimink tada. Nu, tu prisimink, geriau tu pasakyk, Igoriui, kur tu buvai išvykęs iš vis. Aš leidinėjau. Nu ir kaip, nesulaužė rankų nieko. Ne, šikną atmušiau taip, kad man bifšteksas dabar, o ne Ar užpakalis. tikrai jis pats savo atmušė Oi, šikną? prasideda vėl šitie juokeliai. Pasilgęs buvo iš tų juokelių. Labai. Dar savaitę pailsėčiau. Važiuojam, va, 3 litriakas, aišku, ne taip važiuoja Geriau važiuoja, nu. negu X6. Kaip. Nu, jeigu kitas vairuotojas sėdėtų čia, tai gal geriau važiuotų. Taupiau. Kokis launčą moka daryti teisingai. Va, jeigu Igoris čia atsėstų. Ačiū. Tai gal čia pabandyti, stabdys gazas? Jo, dabar būtent čia, šito gatvės vietą. Tai va, kažkaip taip, serija prasideda. Neišjungkit, dažiūrėkit iki galo. O mes važiuojam daryti darbus. Yeah. Conscious. Atvažiavom pas E30 savininką ir einam įteiksim jam spoileriuką. Čia tau, duok aš tau padėsiu išpakuoti. Šitas galiu, ne? Tai va, turim spoileriuką. Naujų kvepia. Man atrodo, tau reikės jį nudažyti. Nu tai dabar va, ruošiasi, ne vis tiek vasarai. A? Žiūrėk. Pagražins biškį? Bet aš negaliu atleisti, nes... Ai, galiu, va, žiūrėk. Nugrožis. O kai bus dar jaučiu į mėlyną spalvą. Aš galvoju, kaip tik juodą palikti. Juodą palikti. Bet jaučiu reikia, mašina tai blizgi, tai reikia į juodą blizgų. Šitie irgi neblizgus, tik dabar purvini. Jie yra tokia O gal skonį ir turi žmogus, ne? Gal taip ir vat ir palikti viską. Atrodo neblogai, bet trumpai apie E30. Už kadro kalbėjom su savininku ir 10 000 sako, ne. Vaikam liks. 1,8, ane? Kelintų metų? 92. 92 metų, kabrikas. Palauk, o registruotas jau Lietuvoje? Viskas tvarkoja. Kiek laiko jis pas tave? 5 metai. 5 metai. Tai per 5 metus spėjo sutvarkyti ir kėbulą, spėjo sutvarkyti ir vis dar tvarko. Automobilis visą laiką yra tvarkomas, daromas, datvarkomas. Aš manau, spoileris atiteko į geras rankas. Tas automobilis vertas savo pinigų, faktas. Jo vertė tik kyla. Kiekvienas iš jūsų dabar pagalvoja, prieš matydamas šitą automobilį galvoja, prašau, tik ne 4 cilindrų. Tik 2,5, koks žinai, būtų. Bet aš irgi taip ieškojau. Ir tada iš vis nieko nebebuvo nupirkti. O tada jau pirkau, kas liko. Nes kai galėjau rinktis, tai galvojau, ai, čia nori 325, tai per brangus, tai kažkas. O finale pirkau 1,8. Nes dingo visi. Taip, viską pradėjai tvarkyti. Dar realiai dabar čia neatgaučiau, kiek jinai man kainuoja. Nu, Nie, su laiku atgaus. Su laiku, manau, atgaus. Tai gerai, stovi kiek? 15. Nu kažkas 10-11. 10-11. 5 metai atgal pirkau. 10-11, tai nėra taip ir baisu iš tikrųjų. Dabar jinai maždaug tiek ir kainuotų. Vat kaip aš matau būklę, salonas šiais metais siūtas. Jo. Tai dar net nevažinėtas. Turbūt 100 kilų pravažiavęs, tai po to tikė kažką darai tvarkai. Plius garažą reikia. Iš tikrųjų, jeigu aš pirkčiau, tai dabar pirkčiau gatavą. Ir net nieko nebedaryčiau. Faktas. Čia, bet dabar tai jau apie 20 už gatavą jaučiu reikia sumokėti, ypač su 6 cilindrų. 5 europietišką, tai 15 turbūt. Ačiū labai visiems, kas dalyvavo. Paskutinis spoileriukas yra įteiktas į geras rankas ir ant geros mašinos. Mes judam toliau, o jūs rašykit komentaruose, ar norėtumėt dar tokių konkursų. Ir ar dalyvautumėt. O mes judam dirbti. O jeigu ir tau reikia kažkokių spoileriukų, pagražinimų, spliterių,
Tai žinai, kur kreiptis, į tuning.lt, o su mano nuolaidos kodu Rolandas jūs gaunat 7% nuolaidų. Pasinaudok ir būk gražesnis šią vasarą. 325, biškė, pisteltas, iš Amerikos atvežta. Salonui ragai 6666 eurai. Blogas skaičius. Hi-fi muzika. Blogas skaičius. 6666. Bliam. Ar tu laimės paturėsi su tokio automobilio? Tikrai ne. Tik vargo. Tik vargu. Rolandai, važiuojam, nebežiūrėk iš tų nesąmonės. Žiūrėk, viskas reikia golfus, žiūrėt golfus. 20. Golfus, Passatus, Fordus. O tas žiūri? Citroenus, Rolandai. Money waste, Davidai vadinasi. Taip. Bet įdomu, ar dokumentai. Neįdomu, Rolandai, neįdomu. LSD Važiuojam golfus, Volkswagenus, Citroenus, liaudiškas mašinas. Slyvas. X6. C5, Citroenas. Citroen. C5. Ką tu dabar įsimylėjai tą mašiną? Neįsimylėjau, tiesiog jinai tokios neblogos būklės gaunasi. Ir aš jam pasiūliau, jis atsisakė parduot mano automobilį. Gerai, mes judam dabar į sekantį tašką. Priusas. Į sekantį tašką judam. Mes šiandien taksuojam. Taip. Šiandien yra Rolando diena užsidirbti pinigus, nes projektai jisai tik tai minusai. Maisto išvežiojimas. Jo. Rolandas. Judam link golfo, parodysim, nes tikrai nemažai žmonių klausia, kur dingęs yra golfas, GTI, o mums nei 10 reikėjo važiuoti. Kur dingęs golfas GTI, tai mes viską parodysim, kokio jis būklei dabar, kiek supūvo per metus, stovėdamas tiesiog vietai. Užkursim, pažiūrėsim, ar tolygiai dirba variklis, ar viskas tvarkoj. Ir pažiūrėsim, ko mums reikia, kad jis būtų dar geresnės būklės, kokių detalių, ne? Taip. Gal pagazuosim biškį, kaip pašildės. Ir vėl užkals. Aš tai galvoju, kad žinai, ko jam reikia? Būt parduotam. Kuo greičiau. Faktas, bet iš pradžių norėtųsi, aš jau metus laiko laukiau. Aš gal ir sulauksiu čia 3 savaitės, kol sausas oras ateis. Kol bus +5, +10 laipsnių. Kad biškį su jo prasivažiuoti ir pažiūrėti, nes apytiksliai kilovatų apie 270, 280 turėtų būti, 250, va taip va. 4 cilindrų golfe. O buvo 107 stokį. Kaltiniai viduriai sudėti. Nu, papasakosim viską vieną. Ką darėm? Porque mi amor, why did you leave me waiting here? Why did you go? Where is the touch? Where is the hope? Where is the love? Golf GTI, tarpai biškį nesueina. O. Bet čia pačiam patinka, ne? Nu, man nepatinka, kad metus laiko visas tas veiksmas čia su ją. Metus beveik. 10 mėnesių tvarkėsi, darėsi variklis. Bet pats golfas patinka. Aš galim įdėti iš istorijų. Istoriją įdėjau, kaip sprogo variklis. Karoči. Parduodu golf. Kam reikia, geriau dabar minusas, negu dar didesnis minusas po to. Va. Ką aš jums noriu parodyti. Va. Kur mašina, na. Gerai, jeigu be keiksmažodžių, tai net linksma. Karoči, paėmė ir sprogo. Ir aš pirmą kartą savo gyvenime girdėjau, kaip dalis išsibarška po asfaltą. Tai čia buvo, balandžio mėnesį praeitais metais. Sprogo ir mes nutarėm, kad reikia kaltieną susidėti. Bet aš negalvojau, kad taip ilgai viskas vyks čia kaltieną susidėti. Metus laiko.
Bent jau padangos žieminės. Žieminės padangos, jo. Bet tie kas pasibaigė, vienkartinį tiechą nupirksim ir važiuosim link garažo. Reikia jam 300 km per vienkartinį tiechą, 300 km pravažiuoti per dieną. Minimalią apkatkę, grįžt pas Lyną ir kad jis pakeistų tepaliukus. Pažiūrėtų į tos tepaliukus ir važiuosim ant stendo. Išsuksim 2,5 kW dušiam. Kiek leis turbina, tiek ir išsuksim. Bet mes pažiūrėsim, aš garažą noriu jį šiltai pastatyti, kad pažiūrėt, kokių detalių mums reikia dažyti. O gal geriausiai būtų... Visą perdažyti? Ką? Ne, visą ne, bet, žinai, tokį pirikupišką nors dažymą iš tikrųjų. Kaip tai blogai neskambėtų, bet kai tavo automobilis jau 4000 stojo, o jis tokioj būklėje ir be tiecho, tai jau nudažyt, kad nors neatrodytų taip baisiai. Va, čia špakliaus uždėt biškį nudažyt, čia va špakliaus biškį įdėt nudažyt, čia biškį va sparniukas. Čia, žinai, čia jau ne špakliaus, čia... Ne, čia reikia makroflekso jau. Visi iš manęs juokiasi, bet jūs nepatikėsit, man jau žvengt jau ne iki žvengimo, ar kaip čia pasakyti. Jau nesinori žvengti, žinau. Jau prisižvengiai. Jau prisižvengiau. Jau kas buvo, kai mėnesį mašina stovėjo. Galvoju, kai 2, 3, o kai 10 mėnesių, bagažinė neužsidaro, užšala spina. Užtat kablys yra. O jūs turit kablį? O, tai galėsim tampyti priekabą. Gal darbinį mašiną pasiliekam? Kaip tik užteks arklių. Patraukt, ką nors. Nėra ką čia valyti iš tikrųjų, reikia kurt. Norit išgirsti, kaip dirba? Aš klausau. Dirba. Gerai dirba. O čia dizelis? Čia sudėta yra kaltiena, čia paprastas 2 litrų 147 kW variklis. Sudėta kaltiena, sudėtas naujas pagrindinis kuro siurblys aukšto slėgio, bake nauji siurbliai. Palauk, kokius dar? Žvakės, vožtuvai, smulkmenų labai daug kaip grandinės tarp vėlenų, įtempėjai, diržai. Viskas yra pakeista, šitas motoras yra nuliovas. O ponas Linas, o jis taip turi dirbt? O taip turi dirbt? Turi. Kažkaip kalba galva, ne? Galvo ne. Sušils. Supratau, tai jau sušils, kol iki garažo dagazuosim, sušils. Lynas pasakė 300 km, nieko nedaryt su motoru. Tiesiog važiuot miesto režimu, atsargiai, jungt bėgius, padaręs programą iki 4000, tai šiandien mes šitoj serijoj nepašaudysim, bet kai pačipuosim ir prasuksim ant stendo, tai kai bus galima jau pilnumui gazuot, jau tada ir parodysim rezultatą. Priekis varomas, tai ką tu čia va prie tokio oro parodys? Nesąmonį, prišnekėjau čia, nes šalta. Mes važiuojam į garažą. Važiuojam? Jo. Reikia atsargiai, bet garsas geras, ne? Taip. Davidai, čia kažkodėl neša labai mūsų. Stirno svarbu nenumušt, blemba, vengiam susidūrimo. Vengiam susidūrimo. Opa, vos nenusirašė. Į bortus. Ne. Op, Jaučiu. jau veikia. Nu, na. O dabar nebeatsidarys. Dabar neatsidarys, bet užtat užsidarys. Gal ir jūs man galit padėti to klausimu, nepriklausomai nuo biudžeto pinigų, ar mes kišam toliau į jį, tvarkom kėbulą, darom jį gražesnį ir vasarą su juo kažkur išvažiuot palakstyt, galbūt į Kačergą nuvažiuot, arba nieko geriau nedaryt, palikt taip, kaip jis yra ir pardavinėt tokį, kaip jis yra. Bet prieš tai nufilmuot video apie jo važiavimą, kaip jis važiuoja, kaip jis traukia, sustatyt gal su ką nors, parodyt rezultatus, pamatot, kiek jis važiuoja. Parašykit komentaruose, aš būčiau labai dėkingas. Kol mes važiuojam Škodos, greitai prisijungiam, papasakosiu apie X-ą.
X6 M tikras žirgas yra pardavimuose. Jis yra parduodamas, manau, jūs jau galėsit jį rasti po šitos serijos. Ką domina, tai jis yra pardavimuose, rašykit, susikontaktuosim. Per šią savaitę aš padariau X-ui vibraciją. Aš sakiau, kad X-e liko 3 pagrindinės bėdos. Priekinė sueina tarpai, lempą reikia tvarkyti, vibruoja, kai išsibėgėjo, galvojau, kad kardanas, bet kitas dalykas. Ir pakaba, labai stiprus buvo daužimas iš dešinės pusės. Galvojom arba amortizatorius, kaip sakiau, arba aktyvusis stabilizatorius, bet ne. Pakaboj buvo problemų, pakeitėm 2 svirtės, tai man kainavo 200 eurų, tai galim minusuoti. Man kainavo 200 eurų, pakeičiau, kad vibracija dingtų, pakeičiau pusašį, tai turėkit omeny, silpnos vietos, ne tik X6, X5M, bet ir X-Drive'ai su galingais motorais. Tai vibracija dingo ir liko paskutinis dalykas - suvest tarpelius ir pakeisti lempą. Daugiau problemų automobilis nebeturi. Jis su tiecha apžiūra, važiuoja, nevibruoja, stabdo, jokių triukšmų, viskas kaip priklauso gerai mašinai. Tokios naujienos X pardavimuose, jeigu domina, tai rašykit. Nu, žiūrovam 26 norėčiau gauti, nenorėčiau gauti, o mažiau 26 aš tiesiog neplanuoju jį atiduoti. Buvo pasiūlymų po 24, 23, aš iškart nuo tokių atsisakau. Nepagalvokit, kad esu kažkoks ten keistas, kad duoda uždirbti, tu uždirbk ir eik toliau. Taip, bet per daug pinigų užšaldyta, kad uždirbti ten štuką 2, 3. Tai 21 jis man atsistoja, 26 prašau, lygiai graži suma, 26 gauna, 5000 į projektą pripliusuoja. Nes galėjo būti aman ir varikliui, ir pavarų dėžiai, ir galėjome mes jį neatstatyti, o atstatėm. Taip, 200 000, taip, istorija to automobilio, kaip jis daužtas atvyko iš Amerikos, kaip čia minimaliai buvo daužtas, nėra idealiai. Bet kaina pirma yra 35, aš parduodu už 26. Tai spręst jų, ar kaina bloga, ar kaina gera. O dabar apie Škodą, kad mes jau privažiuojam, liko ne taip ir daug. Elektrėnus pravažiavom, liko 25 km ir pamatysim Škodytę, kuri tvarkysi, man atrodo, 2 savaitės. Mes su Igoriu buvom ją išardę, kad dažytojam būtų mažiau darbo ir nuvežėm į dažymą. O dabar važiuojam nudažytą su pervirintų ketvirčių paimsim. Siuntė kaip darė, kaip keitė ketvirtį. Kiek ketvirtis kainavo tarp kitko? 100 eurų. Tai gal irgi minusuojam, jeigu mes minusuojam, tai darbas 900 eurų. Tai va štuka eurų išėjo. Tai mum dabar su tavim stovi plus sėdynės užsiuvo, sutvarkė airbagus užsiuvo 150 eurų. Tai čia jau po paskutinės Škodos serijos investuota štuka 100 pem. Susitinkam prie Škodytės. Čia slidu. Stirnė išbėgo į kelią Ir užnešė mus. Ir užnešė, jo. Apsirenko, sušalsi. Susirgsi. Opa, Einam Škodos žiūrėti. jūsų ekranuose. Mūsų ekranuose. Einam Ir žiūrėti. jūsų ekranuose. Tarpas čia iš gamyklos toks. Ne, tarpai lygtais normalus iš tikrųjų. Opa. Jo, O tai čia mūsų mašina? tarpai normalus. Aš nesiveikiau, kad Čia bus tokia gera. toks ir čia toks, panašus labai. Bet išvertimą vis tiek reikės daryti, matai? Viskas čia gerai. Ratukas biškį kreivai, nes mes sudėjom tada ir nieko nereguliavom. Kvepia. Švieži, jo. Nu gražu, nu. Pilk ir važiuok. Nu jo.
Atidaryk bagažinę, parodysim, kad ketvirtį mes tikrai pakeitėm, kad čia nėra jokių paslėptų defektų. Va, jis yra. Labas. Va, jis yra pakeistas, užklijuotas. Mes turim kitą ketvirtį. Buvo juodos spalvos, dabar baltos ir dabar ant baltos Škodos. Tai atrodo tikrai gerai, padoriai, automobilis yra saugus, normalus ir geras. Jį galima grąžinti į kelią. Jau dabar nebus bairio, kad ratas iškrys kartu su ketvirčiu, kaip man ten dauguma rašė, oi, tai čia padarysit, nu tai čia bus visa mašina kreiva šleifa. Šleifa. Tai nebus taip, bus viskas tvarkoj. Aš jau matau, kad viskas... O kaip durys susidaro? Kaip naujos mašinos. Kaip naujos mašinos. Tarpukai viskas. Kaip buvo pasakyta, taip ir padarėt. Žiūrėk, čia normaliai viskas. Ne, nu, va, padaryt suvedimą gale. Nu ir ledas. Visio ir viso gero. Aš neatsimenu, ko mes sutikom jį dažyti. Aš irgi nepamenu. Tu man paskambinai, dažom kapotą, sakau. Dažom. Ai, kapotą mes nepamatėm pirkimo metu, bet jis kažkada buvo dažytas ir dažytas kaip ant šlapio. Ir po dažais susirinko tokie burbuliukai. Jis šiaip pagalvojom, jeigu visas automobilis bus gražus, tvarkingas, švarus, kodėl kapotas turėtų išsiskirti. Tai pardavinėsim ją kaip normalų automobilį, sakys žmonės, tada galėjote ir buferį nudažyti, jis purvinas yra. Jo, yra tokių minimalių defektų, bet už tokią kainą, kaip pardavinėsim, ne už 10, ne už 9, o pigiau, dėl to yra šiokių tokių niuansų, bet jisai lygus, gražus, tvarkingas automobilis. Bliamo, man tie VRS lempas patinka, pajuodintos viduje, kaip tavo nosis dabar. Gaila, kad negalima filmuoti, tu kaip Škoda VRS atrodai. Tai iš Škoda VRS vairuotojas. Patiuninguotas, kaip sako. O kas liko? Liko surinkti. Viskas. Štuką eurų dzin ir išvažiuoja. Šitoj serijoje mes turim dar ir surinkti šitą automobilį, kad aš su juo galėčiau jau pradėti važiuoti ir artimiausių laikų nuvažiuoti į stendą, padaryti suvedimą, išplauti, padaryti cheminį ir dėti skelbimus. Tai turėkit omeny, jeigu jūs norite įsigyti tokį automobilį, ieškot, tai ruošiasi į pardavimus, matėt komplektaciją, matėt, koks buvo daužimas ir matot, kaip yra sutvarkytas. Perkam ir gazuojam. Biškutės skersai mašinai. Tai tiesiog skersai važiuoja. Man atrodo, mes šitą mašiną to čia paliksim ir važiuosim su tralu. Žiūrėk, skersai. Šis skersai. Bet kad jūs suprastume, čia ne driftina rolas, čia tiesiog, o čia kas surautų kažkas jam? Tai taip, suvedimo nėra ir... Dabar net negaliu filmuoti. Turiu ne tai, kad negaliu filmuoti, nes čia daugiau pilna. Nu kaip tau važiuojasi? Kad tik mes nesupinam padangos. Ai, tai čia didžiausia problema padanga, o tai, kad tai mėto per visą kelią, tai nieko tokio. Nu, mažiausia problema iš tikrųjų. Man, kad padangą svarbu nesugadinti. Sugadinsi, aš manau. Girdėjai, kaip jis užtylo? O užtylo dėl to, kad jį sumėtė. Aš dėl to ir palinksėjau tau, kad pažiūrėtum. Jį grinai sumėtė. Nu, kol kas padangos nesuvalgė. Kaip ir viskas tvarkoj. Kas nutiko? Kol kas padangos nesuvalgė, viskas tvarkoj, bet labai stipriai pradėjo mėtyti. Labai stipriai. Matei, net jau aš negaliu kontroliuoti. O šilta? Ne? Pažiūrėk, ir net kraštas nesuvalgytas. Nu. Per tiek kilometrų, o liko čia gal 30 kg iki garažo. Tai va dabar gazuokit į priekį. Judam į garažą. Labai tampo? Labai. Blemba, vienu momentu galvojau, nusirašysiu. Žinai, ant tokio aštraus kampo tu ją visą laiką laikai ir jinai taip bando šikną nuvesti šoną. Tai bet aš profesionalus vairuotojas. Aš negaliu nedavažiuoti. Ką jūs norit? Irina! Va, galima varinėti mašiną šiaip iš tikrųjų. Važiuok! Reikia kuo daugiau surinkti, kad būtų kuo mažiau vėliau surinkinėti. Bet Kuo daugiau surinkti, kad būtų kuo mažiau dabar surinkinėti. kad būtų po to būtų mažiau surinkinėti. Sėdynės ir viso. Šiaip, nu, yra reikalų, bet ir kaip ir nėra reikalų. Kitoks žibintas. Ja. Netokį nupirkom. Yra skirtumas ar nėra? Tu matai? Skirtumą.
Išjungsim lempas, tu net nesuprasi, kad... Ne, išjungsim lempas ir kaip tik supras. Ne šitas lempas, A, o šitas lempas. atleiskit. Dabar tai, tipo, kaip ir normaliai, ne? O dabar? Tai aš nieko nesuprantu, dabar kaip tas lempas žiūri. Bet čia tai kas sekas. Matai, čia yra juostelės tokios. To aš parodysiu. Matau jos telas, taip. Ne, nematai, Deividai. Va, Tai žiūrėk. matau, taip. Va, matai, yra juostelės. Nu? O ten nėra. O ten nėra juostelė, ten lemputės. Aha. Mes irgi taip pagalvojom. Ir praėjo jau daug laiko, kad gražint. Supranti, kad aš atsiminėjau žibintą, aš dabar ant savęs viską prisiemu. O, tu nepažiūrėjai. Da, Žiūrėjai! nu tai faktas, nu tai o kaip čia kitaip? Nu, palauk, mes dar airbagus viską dėsim, pažiūrėsim, kaip tu sužiūrėjai. O, žiūrėk, kažko. O tai ketvirtį mes tokį uždėjom, ar galėsim pakeisti, jeigu ką? Ne, ketvirtį jaučiu tokį. Ne, nu 2 metų. Lempa. Gal lempą reikės sužiūrėti O kodus. įsivaizduok, jeigu mes ketvirtį pakeitėm nuo 2 metų užkodas ir žibintas nuo jos. Tinka, o tas netiks. O tas naujas. Ne, lempos labai panašios, teks pakeisti lempą. Nu, jeigu ką, nu bet manau uždėsiu. Jeigu ką, jo, viskas bus normaliai. Šitas, gerai, planas labai paprastas. Padidinam garažį temperatūrą ir kimbam į darbus. Iš pradžių ištraukiam viskas, kas išsitraukia iš salono, kad netrukdytų. Tada sužiūrim laidus, sujungiam viską, ką įmanoma ir pradedam po biškį surinkinėti. Škodas jau nėra garaže, o jinai už garažo ribų. Va, jau čia. Naudoja ją kaip reikia, pagal reikalą. Rytoj liko suvedimas ir cheminis valymas jau šią savaitę. Bet tik pažiūrėkit. Op, viskas surinkta, lubos, viduj viskas, sėdynės, airbagai. Va, nu jau graži Škoda. Viskas kaip turi būti. Viskas visur gražiai, čia nudažyta. Ir salone irgi viskas surinkta. Tik vat lemputės pametėm kažkur. Bet visa kita tvarkingai, net čia, visur. Kaip ir sakiau, trūksta cheminio valymo. Tai jinai bus pardavime, neužilgo. Neužilgo bus pardavime. Liko visai nedaug. Dadarom iki galo ir keliam ją į pardavimą. Tai ką, šioje serijoje aš papasakojau ne tik apie Škodą, nes ilgai lauktą Škodą, kaipgi ten ketvirtis, kaip jūs papuolėt. Va, Škoda jau surinkinėjama, jūs pamatėt, iki kiek mums šiandien pavyko surinkti. Pamatėt taip pat Golfą GTI projektą, kuris buvo dar nuo praeitų metų mano rankose, kas su juo atsitiko per tiek laiko, ką darėm varikliui ir kad jis jau važiuoja. Bet man reikia pagalbos. Kągi daryti su to Golfu? Ar pralėkti, nufilmuoti vieną seriją, kokius rezultatus jis su tiek kilovatų parodo, arba surinkinėti, dažyti, tvarkyti, daryti slenkščius, daryti tiek apžiūrą ir pardavinėti. Šiaip jis jau šiuo metu man kainuoja virš 4000 eurų. Tai yra gan brangu. Bet mes neskaičiuojam mūsų biudžeto, nes biudžetas tai buvo nuo praeitų metų. Taip pat papasakojau, kokia ateitis yra X6. Viskas su juo tvarkoj, jis pardavimuose, tai jeigu domina, parašyk. O kitoj serijai, užbėgant įvykiam už akių, aš jums pažadu, kad grįžta vienos dienos projektai. Su šituo visiems bus įdomu pažiūrėti. Ypač kai šalta, ypač kai minusas laukia. Manau, supratot apie ką. Jeigu nesupratot, paspėliokit irgi komentaruose. O mes šiandien baigiam. Ačiū, kad buvot kartu. Geros likusios savaitės, gero savaitgalio ir iki sekančios serijos draugai. Iki.